pakalbam apie fotoaparatus su APS-C dydžio sensorium, arba kitaip tariant matrica. Na, šitas matricos dydis yra optimalus, jeigu lyginti su muiline arba lyginti su pirmu kadru. Optimalus ne kokybės prasme, bet optimalus kainos prasme. Reiškia, taip yra paprasčiau pagaminti ir optiką, ir pačias matricas. Ir dėl to, kaip sakyt, tie sumažinto daviklio ar sumažintos matricos dydžio fotoaparatai yra populiariausi pasaulyje, jeigu žiūrėti tokius jau geresnius fotoaparatus su keičiamais objektyvais. Na, čia, kaip sakyt, turiu pavyzdėlį. Čia yra pusiau profesionalios serijos, entuziasto serijos Nikon fotoaparatas. Kaip matome, jisai turi daugybę visokių migelių, ratukų ir taip toliau. Tai nėra būtent APS-C matricos, kaip sakyt, ypatybė, o veikiau tai, kad šitas fotoaparatas yra skirtas entuziastam. Na, tie visi mygtukai, visi svirtelės ir taip toliau, iš pradžių gali atrodyti kažkaip tai labai gąsdinančiai, kaip kokio lėktuvo ar erdvėlaivio valdymas, bet iš tikrųjų jos daugiau yra skirtos greitam įvairių funkcijų pasiekimui. Ir iš tikrųjų pripratus yra labai patogu, kai fotoaparatas visiškai klauso tavęs ir nieko nedaro automatiškai. Na, čia galima pažiūrėti, kad ta visa veidrodžio skylė, už kurios yra pati matrica, yra maždaug to paties dydžio kaip ir tas popierėlis. Jeigu pasižiūrėti, pavyzdžiui, kitų firmų, aš čia Canonui neturiu objektyvo, jeigu pažiūrėti irgi iš tos senos kartos fotoaparatų, kai fotoaparatas turėjo būti didelis, patogu paimti, čia aišku mandresnis biškė ekranėlis, bet iš esmės jie yra panašių galimybių ir panašaus sensorio dydžio. Jeigu pažiūrėt, Canono galbūt matysis, kad yra vos mažesnis tas šulinys vadinamasis, kuriame yra ta matrica. Tai, žodžiu, šitie fotoaparatai yra daugiau skirti ne tokiam, kaip sakyt, point and shoot, bet tokiam labiau sąmoningam fotografavimui. Ir iš principo, jeigu taip pažiūrėti, nors jie nėra skirti profesionaliam darbui, tačiau iš tikrųjų jų pagalba, kaip jos naudojant kaip atsarginius ir taip toliau, galima nufotografuoti praktiškai didžiąją dalį uždavinių, kuriuos mes fotografuojame su pilno kadro fotoaparatais, išskyrus meninius ir kūrybinius visokius dalykus, nes yra tokia problema, kad šitie fotoaparatai, jie kitaip lieja foną. Apie fono liejimą, taip vadinamo bokeh, pas mane bus atskiras video, bet, žodžiu, reikia turėti tą omeny, kad jeigu tai yra kažkokie tai ryškus vaizdai, peizažai ir taip toliau ir šviesos pakanka, tai iš tikrųjų nuotraukų kokybė ar pilno kadro fotoaparato ar IPS-C praškai nesiskirs. Jeigu pradės trūkti šviesos, pavyzdžiui, Krikštynos tamsioje bažnyčioje be blikstės, be abejo, tada didesnė matrica, kuri 1,5 karto didesnė, jinai sugebės iš aplinkos surinkti 1,5 karto daugiau šviesos ir atitinkamai bus rezultatas. Čia yra tiesiog fizika, jinai niekaip, kaip sakyt, nesusijusi nei su fotoaparato marke, nei su kažkokiais kitais dalykais. Kadangi matricos dydis, kaip jau sakiau, lemia ir optikos, ir viso kito gabaritus, tai matome, čia yra pilno kadro, reiškia objektyvas, praktiškai analogiškas šitam pagal visus didinimus, artinimus. Ir matot, pats fotoaparatas yra šiek tiek toks stambesnis. Grubiai tariant, viskas tas pats. Čia netgi valdymas yra visiškai identiškas. Tiesiog skiriasi matricos. Šitame yra tokia, šitame yra tokia. Ir dėl to fotoaparato pačio gabaritai yra didesni. Tačiau jisai, šitas fotoaparatas praškai dvigubai gali daugiau šviesos paimti negu šitas. Na, tiem, kas iš tikrųjų nelabai mėgsta daug tų mygtukų ir taip toliau, nori kažko mažo, kompaktiško, yra su tom pačiom gerom matricom fotoaparatai, kurie
praktiškai yra to vadinamosios muilinės dydžio. Bet netgi galima palyginti. Va čia yra kompaktinis fotoaparatas vadinamasis, o čia yra jau visai rimtas fotoaparatas, su kuriuo galima atlikti netgi kažkokius tai meninius darbus, jeigu užsidėsime atitinkamą objektyvą. Čia, pavyzdžiui, yra uždėtas labai šviesus 0,95, kaip sakyti, diafragmos objektyvas, kuris turi artimą pilnam kadrui, reiškia, fono išplovimą. Ir tam tikrose situacijose, ypač jeigu nereikia fokusuoti staiga, o galima kažkaip tai tas scenas surežisuoti ir rankomis nustatyti fokusą, kas nėra beje labai paprasta, tai iš tikrųjų su šito fotoaparatu galima tai įgyvendinti. Nepaisant to, kad jis yra toks kompaktiškas ir jo tą matricą čia galima pažiūrėti, nes kadangi jisai nėra veidrodinis, jame nėra veidrodžio sistemos, galima pamatyti, kad vėlgi tokio paties dydžio ta pati matrica kaip ir tas papirėlis. Ir aplamai, pavyzdžiui, jeigu reikia diskretiškai pofotografuoti ir, tos nuotraukos neturi būti kažkokios super kokybės, bet mes norėtume vis tiek kažko tai geresnio, patogesnio negu mobilus telefonas, tai iš tikrųjų šitas netgi turi tą kaip muilinį išvažiuojantį objektyvą. Tai reiškia, mes turime muilinės formfaktorių ir, kaip sakyti, paprastam apsauginiui ir panašiai. Čia atrodai kaip visiškas mėgėjas ir toksai turistas. Tačiau nepaisant to, dėl savo matricos ir, reiškia, visų funkcijų perkelimo į meniu, reiškia, net matosi, yra, reiškia, tie tipiniai pusiau profesionalių ne tik pusiau profesionalių, aplamai normalių fotoaparatų ratukai. Matosi, kad tas ratukas yra perkeltas, čia kažkoks tai helpas lenda. Tas ratukas yra realiai perkeltas į virtualią erdvę, jeigu taip galima įsireikšti, ir jį galima sukioti virtualiai. Reiškia, šitas fotoaparatas, kaip sakiau, jisai turi visas funkcijas, kurias turi šitas fotoaparatas, ir su juo galima padaryti tikrai gerus kadrus. Viską apsprendžia šitas objektyvas, kokį mes uždėsim. Reiškia, tokios kokybės kadrai ir gausis, nes pagal visus kitus parametrus tai yra normalus crop fotoaparatas. Tai turim, kaip sakiau, kosminio laivo valdymo sudėtingumo ir turime tokį muilinės formfaktoriaus fotoaparatus. Jie iš tikrųjų yra pakankamai lygiaverčiai, jeigu žiūrėti į galutinę nuotraukų kokybę, tačiau jų valdymas yra pakankamai radikaliai skirtingas. Negaliu pasakyti, kad kuris nors iš jų yra geresnis, man jie abudu labai patinka. Tiesiog šitas yra toks jau, kaip sakant, pusiau profesionalus, jisai ir lietaus nebijo. O šitas yra toks daugiau turistinis, bet, kaip sakiau, su geru objektyvu, gerose rankose, iš tikrųjų galima nufotografuoti labai daug ką. Tai tiek yra apžvalgos apie APS-C formfaktoriaus, kaip sakyti, fotoaparatus.